Grincevičius ir šiandien biškai pasivažinėsim su dviračiu. Va, jeigu patiks, nepamirškite paspausti laiką, subscribe, varpelį ir prašyti komentarą, pasidalinti su draugais. O dabar važiuojam iki Liūdiškių ir atgal. Toks trumpas vlogas. Va, ir vienas sakė, kad ko nekalbu, tai va dabar pakalbėsiu biškai. Pirmai pamiršau pradžią nufilmuoti, dabar kai grįžau, tai va, pasivažinėjau. Buvo, žinokit, taip lengva atgal važiuoti. Galvoju, kad todėl, kad sutepiau grandinę. Nuvažiavau, nusileidau nuo kalną atgal, sakau, pabandysiu čia netoli. Čiūtų užvažiavau, padusiu belę kaip. Jeigu patiko video, nepamirškite paspausti laiką, subscribe, varpelę, parašyti komentarą, dar plius pasidalinti su draugais ir dar pabandom surinkti 200 subscriberių. Dabar turim 165. Ačiū labai ir pabandom dar daugiau paimti, dar daugiau surinkti. Paspaudžiam, subscribe ir laiką ir parašom komentarą. Tai buvo Kęstutis Grincevičius ir visą gerą.